Tele2 pristato Tedo nykščių mankštos klubą su jūsų asmeniniu nykščių treneriu. Sveiki sugrįžę į Tedo nykščių mankštos klubą. Treniruotės parengtos pagal mano sukurtą programą – tai geriausias būdas savo nykščiams suteikti formą. Jau degu iš nekantrumo jums, mano myli bičiuliai, pademonstruoti visiškai naują ir šiuolaikišką būdą nykščiams treniruoti – nykščių pilatės mankštą. Negana to, taip ne tik mankštinsite savo nykščius, bet ir lavinsite gebėjimą sutelkti dėmesį. Treniruosite tokius raumenis, kuriuos neįtarėte, kad turite. Oho, kaip įdomu. Jūs be vargo galėsite siuntinėti tūkstančius SMS žinučių. Štai ką jums pasakysiu, jūsų nykščiai tai raktas į sėkmę. Širle, jau gali pradėti? Tuoj pat. Gerai, pradedam. Atsiklaukime. Kojas parieskime už savęs ir atsiloškime. Įsidėmėkite, kad atliekant šį pratimą labai svarbu visą dėmesį sutelkti į kvėpavimą ir žinoma galvoti apie nykščius. Ištieskime rankas, pirštus. Atpalaiduokime juos. Užsimerkime. Įkvėpkime ir įkvėpdami kelkime nykščius į viršų. Su kiekvienu iškvėpimu nykščius grąžinkime į pradinę padėtį. Nuostabu! Širle, tai tikrai nuostabu! Pakartokime. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Širle, jauti dvasinę pilnatvę? Jaučiu, kaip dikčioja mano nykščių galiukai. Puiku! Dabar visiems ištarmingiausiams siūlau atlikti sunkesnį pratimą. Bičiuliai, pristatau jums erelio skrydžio pratimą. Sukryžiuokite rankas prie krūtinės ir darykite tuos pačius judesius. Stenkitės kuo labiau susitelkti. Pasijuoskite kaip tikri ereliai. Teisingai. Įkvėpkite, iškvėpkite. Įsivaizduokite klykiantį erelį. Puiku! Ar jau matote save plačiai sklandančius virš kalnų? Taip, puikiai padirbėta, Širle, puikiai padirbėta, mano mieli bičiuliai.